Ušnėnai gyvenvietė Kelmės rajone šalia kelio Užventis Šaukėnai Kuršėnai. Sovietmečiu žinoma kaip Žemaitės kolūkio centras. Ušnėnuose gimė rašytojas ir švietėjas Povilas Višinskis. 1883-aisiais Ušnėnuose apsigyveno ir ėmė rašyti Žemaitė. Pirmoji kaimietė inteligentė, pirmoji ir vienintelė, tiesiai iš Sodžiaus į literatūros klasikės ėjo vedama savojo pašaukimo, natūralaus pašaukimo, kaip moters pašaukimas gimdyti. Ūkininkavus ir šeimininkavus, auginus vaikus, ištisus dešimtmečius, neatstojant nuo gyvulių liobos, vaiko lopšio. Bet prasidėjęs kelias į literatūrą, ragino peržengti save, atsiplėšti nuo vakarykščios praeities ir su neįsivaizduojama energija atsiduoti prabudusiam pašaukimui čia, Ušnėnų žemėje. Iš čia, paraginta poviliuko, Žemaitė tebemoko mus kelti akis į dangų, matyti saulę. Pernykštis medus. Ir sūrį dar suspaudžiau. Šimetinis sūris. Kas atvyks Žemaitės pagerbti, Višinskį. Nes jeigu jau nebūtų atsikėlus Žemaitė, tikrai nebūtų čia buvę. Ir Višinskio gal, ir Višinskis nebūtų taip išgarsėjęs. Ir Jankaus nebūtų buvęs, ir mūsų nebūtų buvęs. Parėjus pas vyro brolį, susipažinau su kaimynais dvarponiais. Jie paįdomavo manim, iš kur aš taip gerai lenkiškai kalbu. Aš pasinaudojau ir gavau lenkiškų knygų pasiskaityti. Apie lietuviškus raštus nesirūpinom, užginti lietuviški ir gana, dargi vaikus savo mokinau lenkiškai skaityti ir rašyti. Mūsų Sodžiaus vieno kaimyno vaikas buvo Šiaulių gimnazijoj. Mums čia parėjus dar 1 klasoj tebuvo. Parvežtas vasarą namo ar ant švenčių, vis su mano vaikais žaisdavo, lakstydavo. Išvažiuojant į Šiaulius poviliukui vienas šio kitas to prašo nupirkti, duoda pinigus ir aš prašau, kad paskolintų dar kokią knygą man paskaityti. Kelis sykius parvežė porą knygų, man perskaičius vėl nuvežė, vis lenkiškas tegavo. Ir tada jau jinai liko Ušnėnuose. Dabar liko Ušnėnuose, o čia Višinskiai šalia gyveno ir tada jie susipažinusi. Tas Višinskis turbūt pagavo jos mintį, kai jinai gali rašyti, susipažindina su tais žymesniais žmonė, bet vis tiek, mano manimu, jinai tą visą bagažą, vis tiek jinai atsinešė savo galvoj. Jau jinai kažką tai galvodavo. Man atrodo, kad jos galvoseno jau buvo ten sukurta. Jau tokius buvo, kaip sakyt, Dievo dovana. Daugelį sykių svajojau apie tai. Parašiau lenkiškai kaži kokias eilikes, bet nežinau, kur anie paliko. Dabar, kaip vabolės pavasarį pradeda krutėti, taip mano jausmai gulėja užmirę kelias 10 metų, gaivinas ir krūta su džiaugsmu didžiausiu. Gyventi pradėjau tik tada, kai nustojau kiaules liuopti. Šiaip vis jutaus žuvusi. Ušnėnai yra
pagrindinė vieta, suvokiant Žemaitės kūrybą, pasaulėvaizdį, jos kūrybos kraštovaizdį. Atsikėlė į Ušnėnus, susitiko ten su Povilu Ušinskiu dar gimnazistuku ir jau vėliau studentu. Ir šiaip ar taip tai buvo esminis susitikimas. Žemaitei lemtingas. Tai, ką Višinskis jai atveždavo skaityti ir kad galiausiai kaip tik jis atvežė jai Aušrą ir pamokė perskaityti vėliau ir Kudirkos pavardę ir tarsi parodė lietuviško rašymo galimybę, buvo labai svarbu ir maždaug geras dešimtmetis, truputį daugiau negu dešimtmetis, kuris praeina jau jai pajutus norą rašyti lietuviškai. Galima būtų sakyti, kad Ušnėnuose Žemaitė gimė kaip rašytoja ir iš esmės Ušnėnuose parašė pačius geriausius savo kūrinius. Pradėjo eiti gandas, kad Prūsuose spausdina lietuviškus raštus. Bet mūsų pusėje čia pagautus, kas parneštų, baisiai baudžiama skoliai. Kunigai per pamokslus pradėjo grasinti žmonės nuo užgintų raštų. Negana griekas gabenti ir dalinti ar pardavoti bedieviškus raštus, o dar didesnis griekas juos skaityti, surašytus bedievių, vokiečių, nekatalikų. Negana dūšią pražudyti tokiais skaitimais, dargi valdžios bausmę galima užsitraukti, kalėjimą ar ištrėmimą į katorgą. O mane toks žingeidumas ima, kaip nors, kur nors tuos raštus, nors pamatyti gauti. Bet kur tau, anie išsižioti? Sykį parvažiavo poviliukas ant Kalėdų. Ta patį vakarą be atbėgas pas mumis toks linksmas, šokinėdamas sako: "Cioce, nesitikėjai, kokį parvežiau pyragą?" Ištraukęs iš užančio knygelę rodo: "Žiūrėk, tokios nematei dar." Pagrobus jam iš nagų žiūriu, net mano akis pabalo. Aušros knygelė, visų metų susiūta. Žemaitiška, nustebus sušukau. Vartau ir skaitau ir savo akimis nenoriu tikėti, rankos man dreba. Kaip mes galėtumėm vertinti tą Ušnėnų reikšmę Žemaitei? Ji įėjo į žmonių bendruomenę ir į dvarininkų, kadangi kalbėjo gerai ir lenkų kalbą, ir kartu žemaičių, į sodiečių ir kaip tik iš Ušnėnų liko patys tokie įspūdingiausi pasakojimai apie Žemaitę, ką pavyko dar užrašyti, atsiminimai, kaip moterys, sakysim, matė Žemaitę, kokia ji buvo, kad ji buvo labai, tokios didelės prigimtinės energijos, kad ji mėgo pliuškes, vakarėlius, mėgo šokti, kad netgi ateidavo į kokią ten vakarėlį net su vaikiuku ant rankų, duodavo kaimynei palaikyk ir pati pasileisdavo ten pašokti. Arba kokia ji buvo spiri darbininkė, kad paskui gerą pjovėją, rūgių kirtėją, jis spėdavo imti ir rišti, o kas buvo, tiesą sakant, to laiko kaimo moters darbštumo, spėrumo toks tarsi matas spėti, paskui gerą pjovėją, rūgių kirtėją. Kad ji mokėjo tokius tos smulkiuosius darbus ir verpė ir audė ir mezgė ir viską, ir kad ji sugebėjo apsirengti gražiai. Čia būtų tokie biografijos dalykai. Prie visų sunkumų, rūpesnių ir nesmagumų prisideda dar ilgesys.
Nieko, o nieko negalima žinoti iš platesnio padangio. Vieni tik pletkai, bobų plepalai, smulkmenos, barniai ar juokai. Čia pat kasdieniniai, naminiai ar kaimyniški prietikiai artimi mus te pasiekia. Nei laikraščių, nei tolimesnių visuomenės žinių. Pagaliau nei knygos, nei kokios apart maldaknygės paskaityti. Nuobodu pakyru po tas paprastas smulkmenas, po darbus, po vaikus, lygų po pakulas painioties. Surišta, surakinta vaikais, kasdien ir kasdien be kokios atmainos darbas, triūsas, tos pačios smulkmenos taip pagryso, rodos kaip nors nusikračius pašokus lėktum, kur akys neštų. Ušnėnuose žemaitė tarsi surado, aptiko savo pagrindinius veikiančius asmenis, tarsi pažino iš arti žmonės ir galėjo juos portretuoti, jų kalbą, taip galbūt pirmas sykį taip gerai suvokė tą prigimtinį žemaitiškumą. Niekur iki tol ji nebuvo tokioj gyvoj, toj žemaitiškumo terpiai, pačioj tokioj. Ir tas žemaitiškumo suvokimas, sakysime, kaip tik iš Ušnėnų ji rašo pačius gražiausius laiškus, reikšmingiausius jos pažinimui ir Povilui Višinskiui, studentui. Štai 1898 metų, jau gilų rudenį baigiantis lapkričiui, rašo ilgą laišką. Višinskiui rašo ir apie savo pirmąjį apsakymą, kurį dar vadino Piršlybos, o paskui pervadintas Rudens vakarų. Rašo, kad jį perrašinėjo 2 kartus ir teisinasi dėl ko, kad ji norėjo parodyti senovės papročius jau gęstančius prie piršlybų, kad jai labai rūpėjo. Turėjo tikslų, net ne šiaip savo, kad ėmėsi ir rašė. Bet dabar kas čia yra, tas žemaitiškumo suvokimas. Na, tas laiškas ilgas, baigia tą laišką ir prirašo tokį prierašą. Gal įsistebėjai, jog čist žemaitiškai parašiau Grometą. Bet nėra taip, tas čist žemaitiškai, ji vis tiek rašo bendrindama kalbą, bet rašo labai tiksliai, pagauna žemaitišką kalbėjimo būdą, tokį, sakysime, arba tokius tikslius žemaitiškus pasakymus. Daugiaus viskas po senovės. Išsikūlėm, išsimynėm, dabar braidom purvynus pasiraitę, lyna, mažkožną dieną, paplūdo visi pašaliai, o niekaip nešala, kelias dienas su tokiu vėju lyjo, net stogus visų nudraskė, mislijom, kad ir trobesius nuvartys. Čia yra tokia, sakyčiau, žemaitiško matymo, jau toks galėtų būti kaip vienas iš pavyzdžių. Tas viskas po senoviai, paskui lyna, mažkožną dieną, taip, mislijom, kad ir trobesius nuvartys, ir visas tas kalbėjimo toks, kažkoks statumas, toks ryškumas, ir pati gale pajunta. Gal įsistebėjai, jog čist žemaitiškai parašiau Grometą. Jai atrodo, kad ji rašo jau visiškai žemaitiškai. Na, aišku, Ušnėnų kaime, žiūrint tokia pačioj lyg vakaro tamsoj, jos pirmasis kūrinys, tas Rudens vakaras parašytas. Ir ta nuotaika visa, kaip ji pradeda rašyti. Ir parašyta visa laimė nutekėjimo ciklas ir jos tas puikusis kūrinys, Marti. Ir ką gražesnio galima būtų pasakyti, tai iš to kraštovaizdžio, kurį ji taip sugebėjo pajusti ir aprašyti, tai žinoma ir yra iš Marčios šienapjūtės vaizdai, tai pavenčiai. Kūtvailiškių pievos išeina pailga lygme išilgai ventos, nuo sodos pusės kalvos ir kelmuoti dirvonai, priešais antroje pusėje pušynai žaliuoja. Tai tada tas visas gražusis vaizdas, kaip
Rytmetį sauleliai patekėjus, sublizga rasa ir ant dalgių vyrai sustoja, valiuoja, dainuoja tas senovinės šienapjūtės dainas, moteris, mergaitės ir tas visiškai išnykusio to darbo, to papročio, patys ryškiausi vaizdiniai čia ir yra sukurti. Tos pievos pailga lygme, išilgai ventos. Tauta turi turėti jutimą, kad yra brangių dalykų, kuriuos reikia išsaugoti. Ir, žinoma, Ušnėnai, kur susiduria tokia stipri kūrybinė tokia sąveika žmonių, ta bičiulystė, jauno Povilo įsipareigojimas ir visą laiką ir mokinimas, ir patarimų davimas, ir pačios Julijos Žymantienės. Atrodo, kad tai yra vieta, kurioje kažkas yra svarbaus įvykę. Tiesiog atsivėrė žmogaus sąmonės, pradėjo veikti visiškai kitų būdų negu iki tol. Užsidega lempa, atsisėda prie popieriaus ir parašo pirmosius sakinius ir pasirodo, kad jis iš tiesų parašo ne sakinius, o parašo tarsi gyvą gyvenimo jutimą. Ir kad yra savotiškas įvykis, tokie dalykai ne kasdien įvyksta. Vot, vaikeli, per tave, tikrai per tave prisilyži jau jų eilę. Ir mane kiti žino, skaito, supranta mano jausmus, o dar ir pagiria. Juokai mane ima, o ašaros sukas akyse. Kuom aš tau užsimokėsiu? Tai, kad žmonės, sakysime, pajunta, kad tokių vietų yra, jie gali iš to sustiprėti, kažkaip pagalvoti, bet reikia, kad ir jų sąmonė būtų šviesesnė, aktyvesnė. Sakyčiau, kad ta sąveika abipusiai. Ta sąmonė šviesina, bet kad vietą suvoktum, irgi reikia sąmonės šviesumo. Sveika, Žymantien. Nors tankiai dieną lietus prapliumpa, bet vėjelis jau šiltai puškuoja, skubindamas džiovinti žemelės paviršių, o ir margoji gegelė papušinėje linksmai kukuoja. Pavasaris stojo, zokrastėliai žydi, sodos, rugių laukas kaip žalia gelumbė pasidengė, kas gyvas galys juda, plasta, kiekvienas ypatingai reiškia džiaugsmą, sulaukęs linksmo pavasario. O rašto žmonės, kai tik viskas sužaliuoja, to jau tamistą prisimena, Ušnėnos Nalekę. Nuo 1965, kai švenčiant tavo 120-asias gimimo metinės, buvo įsteigta tavo vardo Žemaitės literatūrinė premija už geriausią kūrinį kaimo tema. Gyvenam, Žymantien, kaip gyvenom, nors su greitom mašinom pas prietelius važinėjam, aeroplanais skraidom, internetus, kompiuterius turim, bet iš tikrųjų niekas nepasikeitė. Ir mylim, ir nekenčiam, ir mėgstam balazyti, ir kukenti, ir krūkti, ir grumšti, ir mangomis su naujom pareidinėm Europon patekę. O iš tikrųjų, tarp mūsų ir išpėpų, ir krūčių, ir palyžokų netrūksta, ir vaidėjamės tankiai. Ir jeigu tamistą vėl imtumės plunksnos, oi turėtumėj už ką mus vaksyti ir daug rodų duotumėj. Bet šį kartą tamistos vardo sukviesti susirinkom apie gražius dalykus paūturiuoti, apie tavo raštininkės su dovana veikalus pakalbėti. Ar atsimeni, Žymantien, kaip prašei? Visi rašo ir rašo apie pelną, o to pelno kaip nėra, taip nėra. Važinėjaus taip toli ir sėdėjau taip ilgai ir parvažiuoti led užteko pinigų. Tai pelnas. Pelno anuomet tamistą iš savo raštų neužgyvenai, mes jų irgi nesulaukėm. Ir čia niekas nepasikeitė. Bet ar gali būti didesnis pelnas raštininkui, nei jo vardas gerų minimas šitiek metų? Ir dar kitiems raštininkams suteikta galimybė po tuo vardu pasišildyti, premiją gauti. Argi tai mažos palūkos? Lenkiu galvą prieš tamistą, Žymantien.
Mažoji urkštinė gyvendama, būri vaikų supuodama, pasiutusi aukvatą rašyti ir indomi gyventi turėjai. Niekas tave sutraminti nebūtų įstengęs, laiko nelaitojai, veikalų daugybę mums palikai. Džiaugiuosi žymantien, kad po Vilėlio paraginta, tu vis švieti iš ušnienų, kurie, jei nejudu, nesuvadintų čia šitiekos svečių, jaunų ir vyresnių, katriems svarbi yra ta vieta ir šviesa, kurią jis skleidžia. Tuomi savo grometą ir baigiu. Birutė Jonuškaitė, tavo premijos laureatė. Mes nežinome, kur ir kada kokio jauno žmogaus arba mokinuko, kuris dabar nieko neišsiskiria, kaip jaunas Povilas Višinskėlis žaidžia su Žymantienės vaikais, kieme bėgioja. Ir Žymantienė neteina į galvą, kad tas kartu su jos vaikais žaidžiantis berniokėlis bus svarbiausias jos gyvenimo žmogus. Ir mes nežinom dabar, gal atsiveda ten mokytoja tos vaikiukus, nežinome, kurios sąmonėje kas išsižiebia ir tyliai išeina su kažkokia mintim, kuri galbūt kada nors ko nors pasirodys. Bet reikia, kad tokių vietų būtų.